Sveiki, mano vardas Augustas ir šiandien noriu pašnekėti apie dietas, jų pliusus, minusus ir kas yra toji visų gerai žinoma dieta. Žodis dieta, jį išgirdus jisai asocijuosi visiems su gražiomis, patraukliomis, lieknomis panelėmis, kurios sveria daugiau negu 45 kg. Taip pat žodis dieta asocijuosi su badavimu, kurio laikantis žmonės nori numesti nereikalingus kilogramus. Taigi, kokios gali būti dietos? Dieta gali būti masės priaugimo dieta, tai kitaip tariant raumenų priaugimo dieta arba riebalinio sluoksnio naikinimo dieta, apie kurią ko gero nereikia jums pasakoti, nes ir taip gerai žinote. Mano kūnas yra endomorfo tipo, dėl to dažnai privalau laikytis savo susikurto mitybos plano bei rinktis produktus, kuriuos valgau. Produktų rinkimasis yra labai svarbus dalykas. Juos reikia rinktis ne tik pagal kaloringumą, bet ir baltymų, angliavandenių ir baltymų santykį produkte, nes šis santykis yra daug svarbiau negu kalorijų kiekis produkte. Taip pat reikia reguliuoti tam tikrų produktų valgymo laiką. Pavyzdžiui, tebūnie obuolys. Tinkamas valgyti pirmoje dienos pusėje kaip užkandis, bet netinkamas valgyti vakare. Vakare verčiau reiktų valgyti liesos varškės pakelį, nors ir jisai yra kaloringesnis už obuolį. Tačiau varškė yra baltyminis produktas ir jis nevirsta riebalais. O dabar šiek tiek apie mitybos mitus. Gaila, bet kai kurie jų yra tokie seni, jog priimami kaip užgryną tiesą. Vienas jų yra toks, jog negalima valgyti po 6. Antras, jog norint numesti svorio, negalima gerti kavos. O trečias, jog valgant vaisius, numesti daug riebalinio sluoksnio. O vienas įdomiausių, jog valgant 0% riebumo produktus, numesti daug svorio. Gerai pagalvojus, žmonės mėgsta valgyti tai, kas skanu, o kas skanu yra saldu ir riebu. Tai jeigu produktai yra 0% riebalų, tai jame bus daug cukraus. Valgant 0% riebumo produktus, privalgai daug cukraus. Tai beveik tas pats. O dabar apie vieno produkto arba kokios nors įžymybės dietas. Šių dietų dažniausiai laikosi moterys, norėdamos atsikratyti savo nereikalingų kilogramų. Aišku, pasitaiko ir vaikinų. Aš laikiausi grikių dietos. Žmonės būna girdėję, kad badauti negalima, todėl renkasi vieno produkto dietą. Šios dietos trunka nuo 1 iki 2 savaičių, žmogus numeta 5-7 kg. Aišku, stori žmonės numeta daugiau, bet kas yra blogiausia, kad per tas 2 savaitės žmogus praranda labai daug reikalingų medžiagų, kurių nėra to produkto sudėtyje. Dėl to vis labiau norisi skanesnio, riebesnio, saldesnio produkto. Mitybos laikotarpiu suaštrėja skonio ir pūslės receptoriai, o pasibaigus dietai griebiama viskas, kas po ranka ir valgoma, ypač riebesnis ir saldesnis maistas. Taip susigrąžinami ne tik numesti kilogramai, bet kartu ir papildomi. Valgykit, sportuokit ir būkite sveiki.